Mano draugelis vienas yra rusas. Čia dar ne bajeris. Jo, jis yra rusas ir jisai su pana išsiskyrė. Sako, gal galėtų mane priimti savo butą gyventi. Nu, sakau, pizdužnai, 3 kambarius turiu, atvaryk. Atvarė jisai gyventi. Nu, aš įleidau, jam daviau 1 kambarį. 25% teritorijos praradau. A ne? Nu, galvoju, pizdų, gyvenam kartu. Pradėjo jis vis dažniau į tūliką ir ilgai tenai sėdi. Aš beldžiu, sakau, čia užimta. Jis sako, okupuota. Sakau, seniai, what the fuck, čia mano butas, čia mano taisyklės. Jisai sako, ne, šiaip čia istoriškai, tai mano butas yra. Žinai, prieš 1500 metų, kai čia gyveno Skalviai ir Latgaliai, mano senelis čia pasistatęs buvo palapinė. Todėl čia istoriškai mano butas. Aš galvoju, okei, iškviesiu policiją, jie išspręs problemą. Atvažiuoja policija, man sako, žiūrėkit, išvarykit šitą žmogų, jis šiandien turi teisės gyventi. Jis sako, tu neturi kortų, tu dabar neturi kortų. Nu, sakau, gerai, galit kažkaip išspręsti. Tai vietoj to, kad išspręstų tą situaciją, tiesiog Iraną užpuolė.